Sveiki visi, tai šiandien sveikinu servise 007 Landirenzo dujinės įrangos darbų montavimo dirbtuvėse ir einam praktiškai paskutinės dienos mūsų darbo šiais metais. Tai šis Jeep Renegade 2017 metų 2,4 cilindrų multi-air varikliukas ir dar vienas greta Toyota CHR, tai praktiškai tai yra du paskutiniai dujinės įrangos montavimo darbai mūsų dirbtuvėse šiais metais. Tai kalbant konkrečiai apie šį jau atliktą Jeep Renegade montavimą, tai yra 2,4, kaip minėjau, multi-aero varikliukas. Tam tikrų niuansų ir kaprizėlių gal turintis variklis, bet iš tikrųjų montuojant normalią sistemą, žinant, ką darant, tikrai problemų jokių nekelia, sistema važiuoja puikiai, Landirenzo sistema dirba sklandžiai. Tiek reakcija, akceleracija, tiek trauka išlieka visiškai nepakitusi, bent jau tikrai mes nejaučiam, esu tikras, kad ir klientas nei traukos kažkokių skirtumų, nei kažkokios dinamikos, kažkokių tai duobių tikrai nejaus. Tai automobilį esame ištestavę, pasiruošę atiduoti, reiškia, klientui. O dabar labai trumpai apie pačią sistemą. Tai pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje, sumontuotas Landirenzo Evo OBD valdymo blokas. Pakankamai modernus, šiuolaikiškas, jo funkcijų pilnai pakanka ir netgi, kaip sakiau, daugiau net negu reikia tam, kad šis variklis dirbtų sklandžiai dujomis. Didžioji dauguma, sakykime, signalų praktiškai yra sulituotų tiesiai prie valdymo bloko kompiuterio, benzininio valdymo bloko kompiuterio, jis yra būtent šitoje vietoje. Priekyje turim sumontuotą Landirenzo Li10 turbo padidinto našumo dujų reduktorių. Teoriškai variklis apie 130 kW turi, reduktorius pagal teorinės jo galimybės yra 180 skirtas, taip kad turim rezervos stipriai į priekį. Dujinės fazės filtras, kurį liečiu ranka, sumontuojamas taipogi su specialus su dirvų surinkimu, slėgio davikliukas ir Landirenzo AEB plus dujiniai purkštukai yra po variklio dangčiu. Dangtis truputėlį be abejonės pakeltas, nors vizualiai to net nesimato, tvirtai savo vietose, viskas padaryta. Na, visi Landirenzo dujinės įrangos montavimo darbai servise 007, kaip visada pagal aukščiausius kokybės standartus, pagal tokius pačius, kokie yra taikomi montuojant sistemas į naujus automobilius. Tai yra parinkti patys kokybiškiausi prieinami šiai dienai komponentai, spruoklinės sąvaržos, kokybiškos žarnos, kaip minėjau, geri filtrai, tam, kad tų problemų nebūtų, sakykime, nei klientui, nei mum ir automobilis dirbtų sklandžiai ilgus metus. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių, dujų perjungimo mygtuką sumontuojame ten, kurio pagidauja klientas. Gal tai visiškai mane išeis parodyti, pridėsiu nuotrauką, pasižiūrėsit. Dujų balionas montuojamas atsarginio rato vietoje. Jeigu atkreipsit dėmesį, tai bagažinės grindis dugnas yra visiškai lygus, o balionas tokiai nedideliai mašinai, bet yra sumontuotas 80 litrų talpos. Tai žinoma, jisai pildosi 80% tūrio, tai jeigu 80 litrų, tai 80%, praktiškai 60 grubiai keli litrai, 65 litrai fiziškai degalinės. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, atsidarom, įsisukam adapterį ir pasinaudojam dujų pildymu, taipogi labai patogi, lengvai prieinama, gerai prieinama vieta. Atlikę pildymą, gražiai uždarom, pildymas baigtas. Tai va, tai toks kiek įdomesnis ir mažiau populiarus Jeep Renegade automobilis, jei kažką panašaus visgi planuojate įsigyti. Ar sakykime, jau turit kažką su 2.4 multi-aero varikliu, drąsiai kreipkitės, jį tikrai galima paleisti dujomis be jokių problemų, taip kad mielai padėsim, jeigu to norėsit. Tai va, ačiū uždėmesi.